Tai ką, eilinis rytas iš virtuvės, po rytinės košės. Jaučiuosi jau kai kokią kulinarinę laidą filmuočiau, nes pastoviu virtuvė ar ne. Tai va, tai lieka savaitė iki varžybų. Šiaip biški turim problemų su miegu, net ne biški sakyčiau. Tai mažai miegu, naktį daug keliuosi, vaikštų į tualetą, arba būna tiesiog, vat, neišimtis. Šis rytas ar ne prasidėjo gal 3 valandą. Šiaip keliuosi aplamai 4-5 kiekvieną rytą reguliariai, tiek pasiruošimo, tiek nepasiruošimo metu keliuosi apie 5 žodžiu. Tai. Bet kai tu realiai nueini miegot 9:30, pirmas atsikėlimas būna apie 12:30 iki tualeto, tada antras atsikėlimas būna 3, tai to miego tikrai trūksta. Ir aš atsikėlęs, ta prasme, nebeužmiegu. Tai šiandien dar prasivarčiau, gal kokį valandą, gal 5 minutės ir šiaip netaip dar užsnūdau. Tai va, tai šiaip turim problemų truputį, bet, viskas gerai. Čia daug faktorių įeina, kodėl taip yra. Vienas iš tokių, kaip pavyzdžiui, kaip žinot ar ne, miegant irgi deginam kalorijas, tai manau kūnas ant tiek tausoja energiją, kad net aukoja miegą sąlyginai ar ne. Tai va, į pagalbą bandau pasitelkti papildus, tai ašvagandą, magnį, toliau turiu nusipirkęs regeksilį, kurį pradėjau gerti, tačiau po kol kas nelabai kaip duoda tas naudos, bet, nežinau, tiesiog taip suvokiu kaip proceso dalį ir, ta prasme, faktas stengiasi išvengti neigiamų padarinių, bet, kartais yra kaip yra, ar ne. Tai rytas toks, pasidalinimas ryto toks, tai tiek, kol kas. Pasidarėm paskutinę sunkią pečių ir rankų treniruotę. Kaip sunkiai. Nemanau, kad labai lengviau ten darysim. Kelis pakartojimus rezervę gal ir turėsim, bet nes aplamai pečiai rankos nėra sunku, ne? Tai va, šeštadienis. Baiginėjom savo po treniruotinį valgį. Datulės jau suvalgiam, geriam proteiną. Ir su Lariu žiūrim regbį, tai prijaučiam ir kitus sportus. Vyksta finalas tarp Šiaulių Baltraks ir Šiaulių Vairo. Tai va. Tai regbis realiai vienintelis sportas iš tų komandinių, kuriuos stebiu, žiūriu, nes esu kažkada ir pats žaidęs. Tai iki po šiai dienai, ta prasme, prijaučiu šiam sportui. Tai jo, siūlau visiems pasidomėti. Šiaip labai geras sportas. Tai tiek. Tai neatsimenu, kada šeštadienį turėjau tokį, sakyčiau, laisvą, kai nieko nedirbu, niekur neinu, buvau aišku treniruotėj. Tai jo, kartais reikia ir taip. Tai susikrovė maistą. Šiandien sekmadienis, pasidarėm paskutinę kojų treniruotę. Sėdim mašinai, degaliniai. Andželika nuėjo paimti kavos. Tai ruošiamės į Šiaulius. Ir vėl, toks truputį netikėtai, bet, kaip sakau, tradicijos lieka tradicijom. Tai pagedo mašina, prasidėjo kaitimas, tai bandysim važiuoti kažkaip iki Šiaulių, ją palikti, kad pažiūrėtų, sutvarkytų, gal dar kažką įmanoma padaryti ar ne. Tai žodžiu, nesu turėjęs pasiruošimo, kai nebūtų kažkokių problemų su mašina, tiek pirmą, tiek antrą. Tai tradicijas išlaikom.
Žodžiu, pikvykas toks, linksminamės toliau. Ratas buvo realiai tik tai apšilimas, ar ne? Turim ką turim, viskas liuks, važiuojam toliau. Itin daug nedatilpam, truputį už Raseinių autostradą pravažiavę. Iškaitom visai išsitaškę. Nu niek, kažkaip dasigausim. Ką darom, trečią perikūrą ir bandysim važiuoti toliau. Jau šviesą matom, to prasme, bet greičiausiai kelionė bus paskutinė. Įtariu taip, daug vilčių netikė. Tai žodžiu. Tai va, dabar yra pusė 11. Šiaip tokiu laiku jau miegu. Bet kadangi diena truputį tai taip nutiko, kad žingsnių neturėjau net kada surinkti, nes kelionė į Šiaulius su ta mašina užtruko gan ilgai, tai į Kauną parvykom tik 9. Tai žodžiu, pasidariau dabar savo vakarinį kardio, žingsniuoju namo, dar trūksiu truputį žingsnių, teks eit gal truputį net ir per aplinkui, bet reikia padaryti tai, ką reikia, ar ne? Tai važiuojam, nestabdom ir iki galo. Valgom vaflius, o jeigu valgom vaflius, reiškia ruošiamės į treniruotę. Vakar turėjom laisvą dieną, tai laisvą dieną yra sunkiau pragyventi, galiu pasakyti. O su vafliais viskas liuks. Tai išėmėm jau šią savaitę visus saldiklius, tiesiog sausą vaflį valgau. Problemos nėra, visai skanu. Kavą užgeriam, tai va. Ruošiamės push. Sportuosim, bent jau žadam sportuoti iki pat ketvirtadienio, o penktadienį ryte apsidirbsim dar darbus visų savaitės. Anksti ryte, kaip visada, užbaigsim ir pajudėsim į Lenkus tiesiai į registraciją. Daug kas tokių klausė, ar šiaip susirūpinimą išreiškia, tipo, kaip tu čia tą nugarinę valgai, kodėl ne kokia vištiena ar ne. Tai prieš vištieną šiaip neturiu nieko blogo, man šiaip be galo skanu ta krūtinėlė ir taip toliau, bet su ja aš kažkaip nedraugauju ir nedraugauja labai mano virškinimas. Nežinau, kas čia pasidarė, ar čia su mėsa pačia, ar čia su manim kažkas, nu žodžiu. Seniau valgydavau, viskas būdavo gerai, bet dabar, jei neklystu, koks pusmetis aš jos nevalgau ir neturiu virškinimo problemų. Tai va, šiaip niekada negalvojau, kad priežastis bus ten, bet čia, sakau, prieš pusę metų atradau, kad būtent nuo jos man ir pūsdavo pilvą, būdavo ir viduriavimas, toksai, nu, virškinimas labai prastas buvo. Tai visiškai išėmus ją ir eliminavus iš savo mitybos, susitvarkė reikalai. Tai taip ir likau prie nugarinės. Ir šiaip be to aš į ką vaikis iš kaimo, ant mamos karbonadų kiaulienos augęs, tai man viskas liuks. Taip pat jau nuo vakar prasidėjo vandens gėrimas, tai geriam, nepasakyčiau, kad labai daug, nes aš šiaip vandenį geriu, gan nemažai išgeriu per dieną. Tai 5,5 litro, kas man tikrai nėra sunku. Į tualetą nepasakyčiau, kad dabar labai vaikštų, ta prasme, nu, sakyčiau, gan reguliariai, gal truputį padažnėja, bet tai va, tokie reikalai, to pikvyko. Tai va, vakarais užsiimam tokiais šokiais, ar ne, šlifuojam laisvą programą. Tikimės, kad išvysim dienos šviesą, kaip sakau. Realiai, tai toks ir yra varžybų tikslas, ar ne. Žinau, kur važiuoju, žinau, į kokį lygį važiuoju. Tai tikslas yra pakliūti top 5. O ar pakliūsim, matysim. Nusiteikęs šiaip esu gerai. Padaręs, manau, irgi esu max, ką galėjau šiai dienai. Tai esu jau geriausia savo versija. Tai jo. Tai jau važiuoju kaip laimėjęs, nes čia ant tiek subjektyvus sportas, ar ne, kad
vien akcentuotis į tą trofėjų kažkokį ar ne, tai nelabai tikslinga. Tai mano galva reikia daryti progresą tiesiog, jeigu sugebėt nešti geresnį savo paketą ar ne, geresnę savo versiją negu buvai praeitą kartą. Tai toks ir būtų pagrindinis tikslas, kuris jau yra pasiektas. Faktas, man varžytis patinka, važiuoju tikrai su ta mintim pasitaškyti, bet varžybos jau tokia, kaip pasakyti, ta vyšnia ant torto ar ne. Ir va, tai važiuosiu kaip į šventę ar ne, tiesiog jau pasimėgau tą dieną, nes visas darbas yra nudirbtas. Tai tiek. Tai turime blogų pokyčių, kas liečia miegą. Tai truputį pasitvarkė. Ačiū Ovidijui. Įdėjom prie viso to, ką geriu, melatoniną. Tai tikrai miegas pagilėjo. Jau sąlyginai išmiegu iki žadintuvo. Tai džiaugiuosi, sakyčiau, pačiu laiku, kai miegas pats svarbiausias, ar ne, paskutinę savaitę. Tai va, tai pasistumėjo viskas tik į gerą. Ne? Šiandien nusimato bomžo mordos transformacija. Tai bandysim iš bomžo mordos padaryti mažiau bomžo mordą. Tai va, tai ruošiamės, įdėsim į kirpyklą pėsčiom. Truputį lynoja, bet nieko tokio. Pasirinksim žingsnį prie to pačio. Nes jau žingsnius iš dalies sunku surinkti, kas yra man labai keista. Nes aš šiaip jų visą laiką perteklių renku, ypač off-seasone. Man ten suvaikščiot po 18-20 tūkstančių nėra kas atrodo, o dabar kūnas ant tiek tauposi, kad net būna reikia prievartą paspardyti čikną ir po darbo namo žygiuoti per aplinkų jau ne pirmą dieną. Tai bandysiu šiandien susirinkti žingsnius tiesiog anksčiau ir žiūrėsiu, kaip seksis. Tai su bomžo morda situacija pataisyta, sakyčiau, gan neblogai. Jo, tai ir be viso to turim šiokius tokius pakeitimus šiandien jau mityboj. Tai iš angliavandenių turėjom tik tai rytinę košę, daugiau visi kiti maitinimai lieka be angliavandenių. Vanduo išlieka tas pats. Čia kai net kiaušiniai suprant, kad aš ant dietas, tai vienam kiaušinį tiesiog 2-3 iškrito. Tai vieną lupam lauk. Taip negalima, mes išliekam sąžiningi. Tai kepamės tokį omlečiuką, net ne omlečiuko, tokią baltymienę, kaip sakau. Ir kaposim o tokį va. Kiaušinį realiai su cinamonu.
O čia šitaip namuose, kai kokioje Afrikoje saugom savo vandenį, tai paliekam visą laiką savo butelį po rašteliu. Tai va taip tausojam. Žygiuojam po darbų namo. Šią savaitę salėje darbai jau baigti. Renkam paskutinius žingsnius. Tai va. Tai ką? Šiandien bus palesta ryžiukų, košikių. Tai pradedam po truputį krauti. Ir nusimato jau šiandien visai linksmai. Žiūrėsim, kas gausis. Tai kartu su Lariu potaujam. Tai turim antrą valgymą iš planuojamų 8. Žiūrim, kaip sekas treneriukui gyventi Ispanijoje. Išleidom naują vlogą. Tai visiems, kurie nežinot, nesekat, ta prasme nestebėt, visiems rekomenduoju. Šiaip labai gera informacija dalinasi. Ir šiaip labai įdomiai susižiūri visi video. Tai be viso to, kad šiandien lepinamės maistu, dar važiuojam pasilepinti į masažą pas labai nuostabią specialistę Veniką. Tai be galo rekomenduoju. Ta prasme, labai plataus profilio masažistė. Dirba tiek su giliųjų audinių masažais, ar ne, tiek su veido masažais. Tikrai labai plačiai dirba. Ta prasme, manau, kiekvienas žmogus ras palei savo poreikius. Tai ta prasme, jeigu reikia kontaktų kažkokių, rekomenduoju. Čia Kaune, ta prasme, kol kas geresnio specialisto, ta prasme, nežinau. Tai jo, nuoširdi rekomendacija. Dasipirkom ananasą. Žygiuojam po treniruotės namo. Pasidarėm paskutinę treniruotę. Dasirenkam paskutinius žingsnius šiandien. Ir grįžę ruošiamės, pakuosimės daiktus, gaminsim maistą. Užkrovom. Ir jau rytoj pajudėsim į Lenkiją. Tai finišo tiesiog jau čia pat. Tai va tiek. Beliko sulaukti šventės. Varžybų dienos. Tos vyšnės ant torto, ne?